Sveiki, mėlyjei, pradėkime šiandienos žinias. Aštuntokam baigėsi Katino dienos ir tebelieka vienas sunkus klausimas. Kurgi jiems tęsti jų mokslo kelionę? Kauno Jono Basanavičiaus gimnazija balandžio 8 dieną atveria duris kiekvienam aštuntokui. Kalbame su reporteriu Roku tiesiai iš Kauno Jono Basanavičiaus gimnazijos. Rokai, ar girdi mus? Taip, Rugilė, girdžiu. Sveikinuosi su jumis tiesiogiai iš Kauno Jono Basanavičiaus gimnazijos, kuri jau balandžio 8 dieną atvers savo duris kiekvienam Kauno aštuntokui. Bet aš gavau išskirtinę progą ir man duris atvers jau dabar. Kauno Jono Basanavičiaus gimnazija teigia, jog atvykusi atvirų durų dieną sužinosite viską apie mokyklos gyvenimą, apie mokinių vykdomus projektus, taipogi apie nuostabų mokytojų kolektyvą. Ačiū Rokai už šį nuostabų reportažą. Kauno Jono Basanavičiaus gimnazija lauks visų aštuntokų. Jau balandžio 8 dieną gimnazijos aktas salėje 6 val.